stovėdami užkuliuose galvojame, kokią mes šią diskusiją norėtumėm turėti, tai nusprendėm bus praktikos diskusija. Nes teorija nelabai galbūt gali būti įdomu klausytis, o pašnekovai tikrai, kad turi pasidalinti su jumis. Tai linkiu turiningo diskusijos klausimo. Tyrimų bendrovė Euromonitor International prognozuoja, kad iki 2026 metų internetu maždaug pirks penktadalį prekių pirkėjai. Ką tai reiškia? Žinoma, kad tai parduos daugiausia tie, kas geriausiai mokės perprasti pirkėjų poreikius, atliepti lūkesčius. Tai reiškia, kad bus svarbu ne ką iš ko pirkti, bet to labiau rems iš tikrųjų ne tik tai prekės kaina, atsiskaitimo būdų įvairovė, pristatymo greitis, bet ir vartotojo patirtis, kurios kokybė iš tikrųjų lubų turbūt nėra. Ir norint kokybę gerinti, turbūt yra paprastas dalykas, reikia pažinti savo klientą. O prekybininkui reikės galbūt bent vienu žingsneliu į priekį būti, suprasti kliento mąstyseną, atliepti jo, perprasti jo poreikius ir pasiūlyti sprendimus, atliepančius būtent jo lūkestį ir poreikį. Taigi, kokias elektroninės prekybos tendencijas kuria pirkėjai ir ką gali ir jau siūlo prekybininkai, kviečiu šiandien ir padiskutuoti su diskusijos dalyviu, kuriuos ir pristatysiu. Taigi, pradėsiu nuo Tado Narušaičio, technologijų bendrovės Last Mile vienas įkūrėjų ir direktorius. Egidijus Kazlauskas, draudimo platinimo veiklos įmonės Bišuo vadovas ir Aistė Lacitė, Raudonos nosis gydytojai klounai vadovė. Tadai, pradedu nuo jūsų. Last Mile yra elektroninės komercijos startuolis, kuris padeda užsisakyti online prekes iš prekybos tinklo iki. Ir žinau, kad praėjusiais metais, Liepos mėnesį, vasarą, jūs investavote į autonominį pristatymą automobilių bandymus Lietuvoje. Tai klausimas, kaip sekėsi ir papasakokit, kas vyksta šiame sektorėje, būtent prekybos sektorėje, kalbant iš elektroninės prekybos perspektyvos. Sveiki dar kartą visi. Tai taip, mes žinios teisingos, praeitais metais vasarą startavom su pirmu pilotu, paleidom naujovę autonominį automobilį Balsių mikrorajone, su labiau gal tikslu tada įsiaiškinti, kaip galima tokią technologiją atvesti per įstatyminę prizmę į Lietuvą ir suprasti, nes mes visgi operuojam toj brangiausiai, vadinkime, komercijos daly, kur yra paskutinės mylios logistika ir ten turim daugiausiai kaštų turbūt pristatymo prasme. Tai tokios technologijos, jos turbūt gali įtakoti du pagrindinius faktorius, tai ekonomija ir turbūt tą dabar madinga sakyti žaliąją visą kryptį, ar ne, kadangi dažniausiai tokios transporto priemonės yra ekologiškos. Tai praeitais metais mes ir padarėm. Pasižiūrėjom, kad Lietuva turi pakankamai gerą aplinką tokius sprendimus diegti ir išbandėm ir po šito bandymo iš karto sekė mūsų sekantis bandymas. Atvežėm dar daugiau tokių transporto priemonių, tai netgi 3 ir visą bandymą jau labiau kaip tikrą paslaugą testavom Vilniaus miesto centre iš kai kurių prekybos tinklų. Tai vartotojų vertinimu pačią paslaugą įvertino pakankamai gerai, 4,8 balo iš 5. Pagrinde žmonės, kurie užsakė, domėjosi pačia inovacija ir norėjo pamatyti tai, ko dar turbūt nebuvo matę. Mums kaip verslui tai yra svarbu turbūt suprasti, kaip sunkiai tokie sprendimai integruojasi ir ką būtų galima su jais padaryti netolimoje ateityje. Tai testuojam to pačiu ir dar kelias panašias autonomijas. Tai Vokietijoje dar turim 2 projektus, tai šaligatvio robotukai ir šiandien oficialiai paleidom dar dronus. Tai skrendam su maistu ir su dronais. Okay. Na, iš ties labai įdomu ir matosi iš vertinimo labai aukštą, ar ne? Tai jūs nestovit vietoje, nesate statiški, o dinamiški, tai labai linkiu ir toliau siūlyti inovatyvius sprendimus. Aiste, jūsų organizacija, Raudonos nosies gydytojai klounai, priklausantis gydytojai iš tikrųjų atlieka labai kilnią ir labai svarbią misiją. Lanko 1000 vaikų ir klounas kaip personažas turi būti labai prisitaikantis ir jeigu stresinė situacija paversti linksmesnė, jeigu yra liūdna situacija pralinksminti, paversti pozityvesnę. O kaip iš tikrųjų tada elektroninė prekyba padeda jums darbinėje veikloje atlikti tą misiją svarbę?
Šiaip tokia aplinkoje man kaip Raudonų nosių organizacijos vadovai dažnai būna nejaukų kalbėti, tai turbūt pradėsiu nuo pasiteisinimo ir pasakysiu, kad turbūt šiandien mes kalbam ne apie tą klaunados dalį, o apie tą, kaip mes susirenkam lėšas ir kaip mes iš to gyvenam. Tai mūsų organizacijai 13 metų, tai mes esam praėję nuo paprastų dėžučių parduotuvėse, kur anksčiau buvo klientai ir dabar turbūt šiandien atėjau pasižiūrėti į tos žmonės, kurie išsivedė klientus iš paprastų parduotuvių, išsivedė į elektroninę erdvę ir tada mes atėjome iki tokio etapo, kad o kur mūsų aukotojai, nes mūsų aukotojas yra jūsų klientas. Tai mums, kad išgyvent, nėra kito kelio. Mes turim prisitaikyti ir kaip vienas švedas mane mokino, kad jūsų bus brandi bendruomenė tada, kada nevyriausybinės organizacijos laikysis ne iš didžiųjų verslo paramų, o iš privačių žmonių. Tai mes ir atėjome iki tos ribos, kur bendruomenė užaugo, verslas kaip ir jau nelabai remia ir reikia paprašyti žmonių, nes pagrindinė priežastis, kodėl žmonės neaukoja, nes jų niekas nepaprašo. Tai kur mums jų prašyti, tai dėka turbūt mūsų komandos mes pradėjom sekti, o kas vyksta ir kur tie žmonės išėjo ir kur išsinešė Last Mile'as ir visi kiti. Ir mes sekdami, žiūrėdami, ką jūs darot, aišku, jau galim parašyti knygą, ko nedaryti, esant su mažais biudžetais, mažų turbūt prekinių ženklų. Ir mes turbūt mūsų sėkmės formulė buvo ne tame, kad mes naudojom sprendimus pritaikytus kaip e-shopą, bet integravom į veikiantį organizmą. Ir radom partnerius, kurie mus girdi ir mums e-prekybos sprendimas, tai yra mes jį naudojam per visur, visiems sektoriams, siuntinėjom nuorodas įmonėms, privatiems žmonėms, stabdom gatvį ir taip toliau. Tai, turbūt tokia mūsų yra istorija. Dėkoju, Aiste, labai surezonavo pasakyta, kad reikia mokėti paprašyti. Tai jūs girdžiu, kad išmokot paprašyti ir kas dar labai svarbus iš tuo sprendimu, pasiekė ženkliai didesnę auditoriją ir, kaip minėjot, ne tik verslas, bet ir paprasti žmonės gali tuo naudoti. Ir auditorija ir kaštus. Jeigu anksčiau popieriniai laiškai, kiekvienas laiškas kartam 2-3 eurai, dabar automatinis sprendimas, kuris kainuoja 0 centų ir sutaupo mums žmogiškosios darbo jėgos apie 70%. Tai mes visą tą viršpelnį, kurį mes tiesiog galim investuoti toliau į plėtrą, į ligoninės, į senelių namus ir kitus dalykus. Išties didžiulis pokytis padarytas ir tikiu, kad organizacija nestovės vietoj. Egidijau, einu prie jūsų. Jūsų veikloje irgi yra labai įdomių praktinių pavyzdžių, ar ne? Draudimo platinimo veikla per IT infrastruktūrą. Žinau, kad plečiatės dabar ne tik Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir kitas šalis einat. Tai pasakokit, kokių pavyzdžių konkrečių, kurie elektroninių sprendimų diegimas atliko tą transformuojančią įtaką jūsų įmonės veiklos augimui, plėtrai. Pasidalinkite, ką žinoma galite. Sveiki visi, dar kartą. Truputėlį apie įmonę, iš tiesų, ką mes užsiemame, tai mes kaip nepardavinėjom pačio draudimo, kaip tiesiogiai, mūsų draudimas yra kaip pridėtinė prekė prie kažkokios kitos prekės. Tai iš tiesų mes dažnai turime tos labai mažai vietos, kur galim pasireklamuoti ir galime kažką tai pasakyti klientui ir įtikinti jį nupirkti. Tai čia yra vienas aspektas, kad mes turim labai teisingai sudėlioti visus akcentus, ta prasme, spalvas, motivaciją, kodėl žmogus turėtų pasirinkti. Kitas dalykas, aišku, kai žmogus nusprendžia, kad nori jisai to draudimo, tada dar reikia sugalvoti ir priversti, kaip jisai turėtų sumokėti ir apmokėti šitą draudimą. Tai yra, tas pardavimas nėra tik tai, kad vienas procesas, tai jis susideda iš keletos šitų. Tai mes iš tiesų labai daug dirbame su šita aplinka, kad labai gerai teisingai pasiūsti tą žinutę galutiniam klientui, kad jisai ne tik tai mums šitoje vietoje nusipirktų, bet ir apmokėtų. Ir aišku, kartais mes truputėlį jaučiamės, kad fizinė prekyba vis dėlto yra pirmoje vietoje negu
elektroninė prekyba, nes iš tiesų pas mus didžiausias srautas klientų ateina su mokėjimo kortele. Ir iš tiesų mes į parduotuvę nueinam, net nepagalvojame, kad atsiskaitai, suvedi PIN kodą ir viskas, ir pinigai tau persivedė. Tuo metu elektroniniai parduotuviai mes apie 25-30% klientų turime, kurie nėra net įsijungę atsiskaitimo internetu funkcijos, kur reikia atskirai nueiti į banką ir įjungti. Tai iš tiesų tos visas žinutės mes gaunam ir daug komunikuojam, kad šitas galėtų vykti, kad paskui konvertuoti, nes klientas atėjęs, bet viską nori padaryti, bet negali dėl techninių sprendimų. Teisingai suprantu, kad jūs labai daug dedat pastangų į kliento tą edukaciją, raštingumą, ar ne, kad pagerinti tą kelionę ir perprasti jų mąstyseną. Tai visiškai teisingai, nes pačiam pradinėme etape mes turėjom iš tų 30%, ten apie pusę net ir nebesugrįždavo pas mus. Tuo metu mes pradėjom siūsti asmeninės žinutės kiekvienam klientui, rodyti, kaip reikia įsijungti šitą atsiskaitimą internetu ir mums pavyko sumažinti iki 5% klientų, kurie nebesugrįžta pas mus. Aiste, jau pradėjot kalbėti apie investavimą, noriu sugrįžti. Tai atskleiskit, kaip investavimas į elektroninės prekybos sprendimus atitiko būtent jūsų įmonės ilgalaikius tikslus ir kokią įtaką turėjo tam augimui užtikrinti, nes jūs ne tik Lietuvoje veikiat ir kitose šalise. Tai plačiau norėčiau, kad palaboruotumėt. Tai turbūt galima sakyti, kad Lietuvoje nulaužiam kodą ne tik raudonas nosis, bet kaip ir Egidijus sako, vienkartiniams aukojimams. Į tą mes jau investavom savo laiką, pinigus ir važiuoja kaip daina. Lieka didelis klausimas, kaip toliau kartu turbūt su banko ir sprendimais mes išspręsim tą nuolatinio mokėjimo kelis klausimus, nes kaip jūs sakėt, pas mus, jeigu užstringa mokėjimas, tai mes prarandame apie 80% savo kliento. Ir tada, kadangi mes nesiūlom paslaugos, tai net su geriausiais call centrais mes susigrąžinam tik 20% žmonių. Tai vat, kaip sakyt, su greitom momentiniam atsiskaitimais mes tikrai dirbsim, bet norėtumėm dirbti ir su nuolatiniam aukom, nuolatiniais aukojimais ir tai yra, kaip sakyt, labai tvaru, nes mūsų turbūt investuotojas ir valdyba yra visi donoriai, kurie mums aukoja, todėl mes esame labai atsakingi ir atskaitingi prieš juos. Tai kuo daugiau mes taupom pinigų neišleisdami turbūt call centrams arba lėšų pritraukimui, kuo daugiau mes juos perinvestuojam į įėjimus ligoninėse arba senelių namuose, tuo daugiau mes galim kalbėti į ateitį ir tuo daugiau mes galim plėstis. Tai jeigu mes dabar esam Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, tai gal mes galim imti visą Lietuvą ir taip pat šitas elektroninė prekyba arba elektroniniai sprendimai jau mes žaidžiam rinkoje ne tik tai beveik 3 milijonų Lietuvoje, bet praplečia sienas, mes galim pasiekti imigrantus, mes galim turbūt sugalvoti įrankį ir jį persiųsti mūsų kolegams Lenkams ar kitoms 12 šalių, kurias mes turim. Tai aš manau, kad tai yra labai tvarūs sprendimai, jie brangiai kainuoja ir laiko, ir pinigų, kol juos adaptuoji, bet jeigu turi gerus sprendimus, kurie neatima iš tavęs pirkėjo ir tvarius sprendimus, kuriuos gali labai greitai kopijuoti ir tada tu sukuri vertę ne tik tai Lietuvos nedideliai organizacijai, bet gali keliauti per visą Europą. Tai teisingai suprantu, infrastruktūrai pasiruošti užima daug laiko, po to jie tobulini ir jam replikuoji nepaisant geografinių ribų, ar ne? Labai greitai ir paprastai. Ir turbūt tas, kas replikuoja, jau nebesupranta, kiek kraujo tu praleidai tobulindamas tą sprendimą. Ačiū, Aiste. Tadai, koks buvo didžiausias jūsų iššūkis kaip vadovo, su kuriuo susidart vykdant elektroninės prekybos sprendimą ar sprendimus ir ką jūs kaip vadovas išmokote, kokias pamokas pasiėmėt, gal kokį pavyzdį galite irgi pateikti? Turbūt per tą visą laiką, 5 metų, kiek mes esam rinkoje beveik, tai tų iššūkių buvo nemažai, bet aš gal pareflektuosiu į Egidijaus pasakymą, kad čia buvo tas metas ir turbūt mes turim būti prekybos visi, reiškia, verslai dėkingi, gal ir negražiai nuskambės COVID-ui, nes tuo metu įvyko toks lūžis. Tai mes tuo edukavimu tų pačių klientų, kadangi pagrindinis atskaitimo būdų pas mus buvo visgi kortelė ir mes turėjom tik tą kortelinį vadinamą atsiskaitimą, tai pradėjo jungtis ir žmonės, tie, kurie gal rečiau naudojasi kortelėmis, tai tas mokymas, kaip
įsijungti bankę tą varnelę, kad galima atsiskaityti internetu su kortele, buvo turbūt suporto vienas iš pagrindinių darbų, kurie dirba su klientais. Bet ką turbūt dar pastebėjom, kad mes visgi ryžomės eiti ir priėmėm sprendimą, kad integruoti bankinius atsiskaitimus pas save. Tai reiškia elektroninės bankininkystės, nors tai atrodo, kad kortelė yra patogiau, bet mums labai pasiteisino. Tai reiškia, mes, kai buvom naujas prekės ženklas rinkoje ir kuomet dar trūksta ženklo žinomumo, pasitikėjimo pačių ženklų, kartais su kortele tu klientui atrodai baugus. Ir tuomet, kada klientas žino, kad jisai gali atsiskaityti jungdamas per savo žinomą būdą, elektroninę bankininkystę ir panašiai, tai mums padėjo prisidėti 30% naujų klientų, kas yra reikšmingas skaičius, kurie iki tol gal bijojo bandyti mūsų paslaugą. Ir mes dabar matom, kad taip, netgi ir tie klientai, kurie išbando mokėjimą bankinio atsiskaitimo, paskui ir pereina į kortelinį, bet tas pirminis bandymas yra labai svarbus. Tad būtent gal aš išskirčiau šitą sprendimą ir išmoktą tokią pamoką, kad nereikia prisirišti prie tik tai patogaus sprendimo, kartais reikia pabandyti ir šiek tiek sudėtingesnį sprendimą, bet rinkoje jisai gali būti patikimesnis. Tai žodžiu, nebijoti, bandyti ir būti drąsesniems, ar ne? Taip. Gerai. Na, matau, kad jau į pabaigą mūsų diskusija juda, tai norėčiau dar jūsų paprašyti gal kiekvieno pasidalinti po kelias įžvalgas, ko tikitės, pavyzdžiui, 3-2 metų perspektyvoje elektroninės prekybos srityje, ar iš jūsų verslo perspektyvos žiūrint, ar apskritai šitam sektoriui kaip elektroninė prekyba, ir pasidalinti su auditorija. Tai gal pradėsiu, Egidijau, nuo jūsų. Tai jeigu kalbant apie mus, tai mes tikimės augimo į kitas rinkas iš tiesų, kur dabar dedam labai nemažus žingsnius ir aišku, mes matome, kaip ta elektroninė prekyba stipriai auga, iš tiesų ir draudiminėje srityje, ir kitose, tai šitoje vietoje, bet tiek Lietuvoje, tiek kitose vietose mes labai tikimės išaugimo žmonių ir pasitikėjimo didesnio, iš edukavimo, kad jie daug paprasčiau ir lengviau atliks mokėjimus būtent elektroniniam priemonėm. O kad tą viską gerai veiktų, aišku, iš mūsų pusės, kaip minėjo, labai svarbu testuotis. Kažkas tai nepaėjo, turi 2 srautus, vienas neina, eini į kitą srautą ir bandai, kuris geresnis. Ir tik tai su testavimu gali kažką tai išgauti ir nuo paprasto iki labai gero rezultato daryti. Dėkui. Aiste, norėčiau jūsų paprašyti irgi pasidalinti. Aš tai dabar tikiuosi, kad Egidijus vis dėlto pramuš tą nuolatinį kortelinį ir mums nebereikės surasti. Ir jeigu pritrūks motyvacijos, mes galim klauno atsiųsti, kad jūs padėtumėte. Kad jūs mums padėtumėte irgi šitam keliui. Turbūt aš dar tikiuosi ir labai brandžių partnerysčių tarp verslo ir verslo prekybos srity ir nevyriausybinio organizacijų, nes jeigu tą buvom atdirbę, atkalę fizinėse parduotuvėse su aukų dėžutėm, tai vis dėlto per porą metų gal rasim irgi tokius gerus sprendimus, kur mūsų aukotojai ir jūsų klientai, jie nebepabėgs dėl to, kad mes ekstra paprašysim, bet tvarių ir bendrų tokių partnerysčių. Dėkui. Tadai. Na, aš turbūt gal sakyčiau, kad mes kaip prekybos verslai, arba jeigu jūs irgi tame gyvenat arba ketinat tik tai žengti, tai sakyčiau, gyvenam labai geram laikotarpį, tarpsnį, nes matom visiškai kitokį technologijos vystimąsi, tai turbūt keliais aspektais ir kuomet auginti prekybą ten Amerikoje arba Kinijoje užtruko pakankamai nemažą laiko tarpą pasiekti tą lygį, ką jie turi pasiekę, kur mes dar su Europą pakankamai smarkiai atsiliekam, tai tikėtina tie pasiekimai pas mus ateis žymiai greičiau, nes mes jau turim dirbtinį intelektą, autonomiją turbūt, ar ne, kas ženkliai keičia žaidimo taisyklės. Tai turbūt aš dar atsimenu, kada mes galvojame apie autonomiją, kuri ateis pas mus gal 10 metų laikotarpį, tai turbūt dabar galiu sakyti, kad už poros metų mes tikrai turėsim gerus autonominius sprendimus ir tai bus gan didelis proveržis pačioje Europoje. Ir tas pats turbūt dirbtinio intelekto naudojimas visame kame, tiek darant prekybą, tiek kuriant
tam tikrus vertės nekuriančius, bet monotoninius darbus, jisai ženkliai pakeis tą matymą, vartotojo mąstymą ir netgi pačių verslų mąstymą. Tai kuo greičiau mes adaptuosimės ir pasimsim tą technologiją, kuri yra dabar rinkoje tiesiog mums duodama, ir kuo mes greičiau įstosim į tą, reiškia, traukinį su tom žiniom, kurios dabar dar yra suprantamas ir seksim iš paskos, tai manau, kad tas trendas, kuris, kaip ir sakiau, kitose šalyse truko gan ilgai, Europoje turėtų išaugti pakankamai greitai. Ir aš dar paskutinę tokią motyvacinę, kur prisižadėjau pasakyti, kad jeigu gydytojai klounai 90% paramos gauna elektroninės prekybos metodais, tai aš neįsivaizduoju, kokia kita organizacija to negali padaryti. Tai čia toks motyvacinis. Tikrai galit. Aiste, skaitot mano žodžius. Aš dabar klausydama jūsų visų trijų ir galvoju, ką tas tyrimas Euromonitor prognozuoja 26 metais, tik tais 5%, kad atsiskaitinės Baltijos šalyse. Klausantis jūs, aš galvoju, kad tikrai prašovė. Tai to ir linkiu, kad tas skaičius didėtų. Ir iš tikrųjų mūsų šalis Lietuva yra unikali apie tai, kad kokie verslus ir žmonės, verslai ir patys pirkėjai reikalaujantis greitų, patogių sprendimų, tai aš manau, Lietuva mes tikrai pasižymėsim, tai tikrai nuoširdžiai linkiu, pramuškite tuos visus kodus, kaip Aistė sakė, 90 neriba ir kad kitą kartą susitikėme šią galėtumėm dar kitais praktiniais pavyzdžiais dalintis. Tai labai dėkoju šią diskusiją, tikiuosi, kad klausėtės, išgirdot savo aktualių žinučių, pasimsit savo aktualius pavyzdžius, nedarysit tų pačių klaidų ir sėkmingai auginsit savo įmonės pardavimus ir žinoma plėsit savo klientų ratą ir labai tikiuosi, kad pasikartojantis tie klientai bus lojalūs ir jūs juos puikiai perprisit. Tai dėkoju.